Vytautas Keršanskas, Jaunųjų krikščionių demokratų pirmininkas, perimu moderavimą iš Laurino antrai daliai. Na ir turbūt reikėtų pirmiausia pastebėti, kad iš tikrųjų pradėjom nuo, kai buvo kalbėta, paskutinės dalies, nuo žodžių. Tačiau tai yra labai svarbu ir pirmoje dalyje apsibrėžėme filosofiškai, iš tikrųjų, taip labai aiškius rėmus, apie ką kalbame, ko norime, kur einame, kur turėtume eiti. Antroje dalyje su dviejų pranešėjų pagalba, kurie padės mums vėlgi pagilinti šiek tiek tokias teorinės žinias, siūlyčiau pabandyti paieškoti to, ko vis kartais ir pasigendame. Tai ką galime padaryti praktiškai, ką galime ir kaip galime atstovauti tai, ką norime atstovauti, ką siekime pasiekti kiekvienas, galbūt kartais per dažnai atskirai. Ir, kaip ir buvo minėta pradžioje, siekis sukurti tam tikrą tinklą ir būtų šios konferencijos, kuri tikimės bus pirmoji, bet ne paskutinė, pagrindinis tikslas. Tai ilgai neįsiplėsdamas, iš tikrųjų didelę įtaką padarė modernizmo ir pažangos idėja, kai moralinės normos nustojo būti kažkokia riba ir iš principo atsirado poreikis eiti tobulesnės ateities link, neapsibrėžiant, kasgi yra ta ateitis. Ir iš to kilo seksualinė revoliucija 6-7 dešimtmečio, kai žmogus neva tapo savo kūno šeimininkas ir tiesiog įsitvirtino tą nuostatą, kad galiu daryti, ką noriu. Ir dėl to antroje dalyje tos temos bandys paliesti tai, kas vakarų Europoje pradedama atrasti kaip klaida ir pabandysime paieškoti, kaip turėtume grįžti, o mes turbūt kaip atsilaikyti prieš įtaką kylančią iš pranešimuose paliečiamų idėjų. Tai nieko nelaukdamas noriu pristatyti Gintautą Vaitošką, gydytoją psichoterapeutą, kuris mums moksliškai pabandys paaiškinti, kas vyksta su ta lytinė tapatybė, kokie procesai vyksta, ką reiškia socialiai konstruojama lytinė tapatybė ir pabandysime pasigilinti į šią temą. Tai žodis jūsų. Ačiū, labai malonu būti tokiam renginy, kur tiek daug gilios ir drąsios minties. Ypač šiandien minint tai, kad savo drąsą mes užmokėjom už laisvę. Labai smagu būti čia. Vertybiniai lūžiai šiandien Europoje, kokį kelią rinksis Lietuva ir lytinė tapatybė, jos rekonstrukcija dženderizmo šviesoje. Truputį apie tas vertybės. Nors ES konstitucija ir neišdrįso paminėti judėjo krikščioniškųjų vakarų civilizacijos ištakų. Jau vien romėniškų tiltų piešiniais ant eurų banknotų pagerbta antikinė humanizmo tradicija apie Europos vertybės pasako esmingai daug. Kodėl? Dėl pagarbos prigimčiai, žmogaus prigimčiai. Štai vienas žymiausių Romos civilizacijos mąstytojų ir politikų Ciceronas didžiuodamasis kalbėjo, kad jų romėnų teisė remiasi ne valdžios sprendimais, tačiau iš universalios žmogaus prigimties kylančiais moralės dėsniais. Tikras įstatymas kyla iš prigimtį atitinkančio teisingo protavimo. Citata iš Cicerono. Veikalo de Republika. O praėjus beveik 2000 metų, vienas žymiausių psichologijos autoritetų žydų tautybės psichoanalitikas Erichas Fromas knygoje Psichoanalizė ir religija teigia, jog žmogaus psichinė sveikata sutrinka tada, kai pažeidžiami nekintantis žmogiškosios prigimties dėsniai. Ir jis knygoje parodo, kad žmogiškoji prigimtis išlieka ta pati visose kultūrose, civilizacijose, taip paprastai sakant, visi turime vieną galvą ir dvi kojas, trigalviai ir panašus egzistuoja mitologijoje, o šiaip ir psichika
žmogaus tokios giluminės struktūros yra tos pačios, skaitant kokį nors Teofrasto charakterius, labai įdomus veikalas graikų, tai matai, gali atrasti laisvai aprašytas ir savo charakterio silpnesnės pusės, nors žmogus rašė maždaug prieš 2000 metų. Nesikeičiame mes iš tikrųjų. Tai, kas vyksta tarp vaiko ir mamos, vyko ir kada tėtis mamutą medžiojo, ir kada dabar pinigus dirba versle. Tas pats procesas. Ir Fromas teigia, kad žmogus gali būti psichiškai sveikas neprisitaikydamas prie reliatyvių konkrečios kultūros normų, tačiau tik būdamas ištikimas savo universaliai žmogiškai prigimčiai. Taigi dabar apie tą prigimtį. Ir būtent prigimtį lyties tapatybės prigimtį vyriškumo, lytiškumo, vyriškumo prasme. Iš prigimties žmogus yra vyras arba moteris. Moteris arba vyras, pirmojų atveju kiekvienoje ląstelėje 23 chromosomų pora yra XX, antrojo atveju XY. Tai genetinis lyties pagrindas. Nuo 8 vystymosi savaitės motinos įsčiose Y chromosomo berniuko kūne inicijuoja testosterono gamybą, kurio dėka pradeda vykti vadinamoji berniuko smegenų maskulinizacija. O būtent labiau išsivysto erdvinės vaizduotės sugebėjimai, vidurinių smegenų struktūroje vadinamoje migdolinių kūnų, glūdintis agresijos į pavojų arba atsako į pavojų centrai labiau išvystyti berniuko kūne ir vyro. Medialinė preoptinė sritis vyro smegenyse yra susijusi su seksualiniais impulsais, labiau išvystyta vyro smegenyse. Kai kas sako, tai blogai. Diskusijos klausimas, bet taip yra. Geriau išvystyti judrius grumtynių žaidimus reguliuojantis raumenų kontrolės centrai. Testosteronas naikina ląsteles tuose centruose, kurie atsakingi už geresnius moterų sugebėjimus, būtent intuicijai, svarbi lokalizacija insulė, smegenų dalis vidurinėje smegenų dalyje, didesnė moterų smegenyse. Moteris geriau komunikuoja už kalbos ir supratimą ir kalbinius įgūdžius atsakingos smegenų dalis. Moteris smegenyse turi 11% daugiau neuronų negu vyro smegenys. Turi geresnę emocinę atmintį, hipokampus struktūra atsakinga už tai, geriau prisimena, detaliau prisimena, kaip vyko ir kodėl ir panašiai. Vyrai daugiau taip iš principo, moteris geriau atsimena. Taip pat geriau išvystyta prefrontalinė žievė, netoli kaktos, kuri suvaldo agresyvius impulsus. Ir mergaitėse susiformuoja 1-2 metais anksčiau negu berniukas. Pilnai susiformuoja paauglystės metu. Gal dėl to mes turim tiek daug begalvių motoroleriais lakstančių jaunuolių. Testosterono, o taip pat vadinamo Müllerio inhibicijos faktoriaus nestabdomas vystymasis mergaičių smegenyse lemia įvairius dalykus. Dabar, kaip šitos smegenų, kas tyriama įvairiais pažangiais mokslo aiškiasi. Ir tai labai aiškiai parodo, kad, neįmanoma indoktrinuoti, tarkime, 1 savaitės vaiko, primetant jam kažkokį tai stereotipinį moteriškumą ir vyriškumą. Būtent 1 savaitės amžiaus mergaitės atskiria vaiko verkimą nuo kitokių garsų, berniukai neatskiria. 3 dienų amžiaus mergaitės 2 kartus ilgiau negu berniukai išlaiko akių kontaktą su tyliai į jas žiūrinčių suaugusiųjų.
4 mėnesių mergaitės geba atskirti pažįstamų žmonių fotografijas, kai berniukai negeba. Taip pat mergaitės nesišypso ir nekalbina geometrinių figūrų ir žybsinčių šviesų. Ką daro 5 mėnesių berniukai? Kai studijavau mediciną 8-20 amžiaus dešimtmetyje, rašo žymi amerikiečių neurobiologė Louann Brizendine. Apie vyro ir moters smegenų skirtumus buvo kalbama nedaug. Taip pat ir savo sūnelį norėjau išauginti švelnų ir supratingą, tokį, kokiu būsima jo žmona galėtų džiaugtis. Kai jam 3,5 metų berniukui tuo tikslu dr. Brizendine nupirko Barbę, nelauktai jo mamai sūnus ištraukęs ją iš pakuotės ištiesė kojas į vieną liniją ir vaizduodamas, kad rankose turi kardą, sukliko ausį veriančių kario šūkiu. Savo knygose apie vyro ir moters smegenis žymi amerikiečių neurobiologė, neuropsichiatrė Brizendine susumuoja galybę per pastaruosius 30 mečių sukauptų mokslinių studijų, tyrinėjusi vyro ir moters smegenų veiklą genetinių, biocheminių, neuropsichologinių, kognityvinių, psichoendokrinologinių ir kitais aspektais. Buvo pradėti naudoti ypač pažangų smegenų veiklos tyrimo metodai, tokie kaip pozitronų emisijos tomografija, PET, funkcinis magnetinis rezonansas, kuris leidžia matyti smegenyse, kas vyksta, mąstant, jaučiant, suvokiant ir panašiai skirtingom spalvom užsidega smegenų dalis. Labai modernus tyrimai, labai toli pažengę. Tyrimai, kuriuos panaudojami genetiniai, cheminiai, žymenys ir panašiai. Nors jau studijuodama, jis susidūrė, be liberalių pažiūrų moteris, jeigu skaitai jos knygas, ten labai akivaizdu, tikrai, reiškia, sakytum, netgi tam tikro tarpais politiškai korektiško mąstymo, bet šitoj srityje tiesiog ją įtikina jos praktika ir kaip mokslininkės žvilgsnis. Jau sako, kad susidūrė, jau studijuodama 80-metį Kalifornijoje panašiai plito, turbūt vadinkime, antrosios, trečiosios bangos feminizmo pažiūros, kurios sako, kad nekorektiška kalbėti apie vyro ir moters skirtumus. Žinote, moteris turi būti ne ką silpnesnė nei vyras ir kariauti bei sėkmingai žudyti priešų kareivius, kas dabar Amerikos armijoje eina taip toli, kad turėtų ir mūšyje dalyvauti kaip pėstininkas moteris ir yra atradinėjama, ar kaip čia pasakyti, siuvama nėščio kareivio uniforma. Yra tokia dabar naujas, taip sakant, pirkinys karinėse parduotuvėse. Tai jau tada buvo nepopuliaru, bet ji teigia, kad moksliniai tyrimai pastarųjų dešimtmečių ypatingai aiškiai parodo, jog realybėje unisex smegenys neegzistuoja. Unisex stilius, žinote, mada ir visa kita, kad nelabai pasakysi, kas čia reiškia, berniukas ar mergaitė, taip sakant. Didžiuodamas įrašo apie tai, jog moters smegenų ypatumus nulėmė tokie su vaisingumo ciklu susiję hormonai kaip estrogenas, progesteronas ir oksitocinas. Ir taip pat iškelia problemą, kad unisex smegenų vajus yra susijęs su vyro smegenų kaip normos įteisinimu, bei specifinių moters savybių ir galių, unikalių moters galių paneigimu. Iš tikrųjų, jeigu skaitai literatūrą, kuri teigia kalba apie naują žmogaus supratimą pagal socialinį lytį ir panašiai, iš tikrųjų matosi, kad norma ir tai, kas gera, yra vyriška. Ir čia galim prisiminti anglų rašytoją Chestertoną, kuris pasakė, kad pagrindinis dalykas, kurį galim pasakyti apie feminizmą, tai yra tai, kad jis labai nekenčia viso, kas moteriška. Kągi, tai yra tokia mokslinė realybė, kalbant apie vyro moters skirtumus. Savaitės vaiko neindoktrinuosi.
Kodėl tada antrajai ir trečiajai feminizmo bangoms prireikė rekonstruoti, ar tiksliau sakant, dekonstruoti lytį? Kokiais mokslo duomenimis remiasi teiginiai, kad lytį nulėmė ne biologiniai, bet socialiniai faktoriai, taip gimsta socialinis lyties arba gender sąvoka. Gender sąvoka. Tarptautinė literatūra tai gender. Socialinės lyties ideologai remiasi tik savo pačių garsiais autoritetais, o mėginimas pagrįsti lemiamą kultūros įtaką lyčiai žlugo kaip ciniškas, tragiškas ir melagingas mokslinis mėginimas pagrįsti, kad tai kultūra padaro mus vyrais arba moterimis. To aš papasakosiu. Savo garsiais autoritetais. Kokie garsai autoritetai? Simone de Beauvoir, talentinga filosofija, tragiško likimo moteris, jeigu paskaityti jos gyvenimo istoriją kartu su Jean-Pauliu Sartru. Turėjęs labai daug pykčio ir nuoskaudų vyriškumo atžvilgių. Jos savo garsiam veikale Antroji lytis, jinai mėgina įrodinėti, jog biologijos duomenys kalba apie lyčių skirtumų nereikšmingumą. Ten skiria ištus paragrafus. Pavyzdžiui, sako, kad yra kirmėlių, kurios yra hermafroditės. Ir taigi toks universalus polariškumas nėra reikšmingas. Garsiausiai dabar dženderizmo ideologė, amerikiečių filosofė Judith Butler rašo, jog jeigu socialinė lytis yra sukurta, mūsų sukonstruoja, reiškia, visuomenė. Ten mačio vyrai, barbės tipo moteris, panašiai. Tai ir biologinė lytis taip pat yra sukonstruota. Reiškia, kad vyro ir moters skirtumas sugalvojo patriarchališkai nusiteikę mokslininkai. Kad tokie teiginiai neskamba kaip groteskas, paaiškina tik tai, kad jie, ypatingai Judith Butler veikaluose, yra įvilkti į labai intelektualios ekvilibristikos rūbą. Butler JAV yra paskirtas prizas už labiausiai miglotą rašymų stilių. Ir reikia pripažinti, kad turime reikalą su profilaktikai nuo, reiškia, įvairių lygų ir panašiai, tai Butler verta paskaityti. Ten, reiškia, vieną sakinį galima atsisėsti ten ir vieną savaitę svarstyti, ką ten norima pasakyti. Įdomu iš tikrųjų, labai gilu, panašu į Mišelio Foucault veikalus. Tikrai intelektualus žmogus. Blogai tik, kad protas pritaikomas kvailybė apginti. Ne, tai čia visa problema, ką Volteras pasakė apie Žaką Ruso. Sakė, dar niekada nemačiau taip protingai parašyto veikalo, dėstančio tokias baisesnės sąmonės. Laimingo laukinio mitą Žako Ruso. Tai istorija kartojasi, kaip sakė. Tačiau šalia šitų grinai filosofinių spekulacijų, kuriomis labai tikima ir, žinot, tokie, taip pat Butler yra gavus ne tik už miglotą rašymo prizą, bet toliau gerbiama visuomenė ir Vokietija gavo nesenai Adorno instituto prizą, apdovanojimą už kūrybą ir tai yra gerbiamas institutas, nors, aišku, marksistinės, kaip sakant, tradicijos ir šiaip jau dženderizmo ideologija yra susijusi su marksizmu, ką mes tuoj pamatysime, kas nelabai plačiai, gal nepakankamai mes tą akcentuojame, marksistinės šaknis. Šalia šių filosofinių ištakų, jie, reiškia, dženderizmo teorija rėmėsi ir tokiu mokslu, kokį kūrė iš Naujos Zelandijos kilęs ir Baltimorėje dirbęs psichologas John Money. Tai buvo esminė figūra 20 amžiaus antros pusės istorijoje, galvojant apie lytį. Jis yra įsteigęs Baltimorės John Hopkins universitete lyties tapatybės kliniką, kurioje buvo atliekamos lyties keitimo operacijos. Tai yra, ne pirmoji vieta, kur buvo pasaulyje atlikta, bet daugiausiai atliko ir labai paskleidė lyties keitimo operacijas. Baisus dalykas, kuris, reiškia, iškastruoja vyrą ir sužaloja moters kūną. Ir iš to gimsta labai daug tikrai kenčiančių žmonių, kurie paskui šitą judėjimą labai skatina.
John Money norėjo įrodyti, kad galima užauginti berniuką mergaitę, mergaitę berniukų, be jokių problemų. Ir jam atsirado proga tą padaryti, kada Kanadoje 65 metais gimė du dvyniai ir vienam iš jų atliekant cirkumciziją neteisingai, reiškia, padarė gydytojas klaidą, buvo lyties organas nudegintas. Tėvai nežinojo, ką daryti, pamatė televizijoje kalbant John Money, pasikvietusi labai žavę moterį, aukštais kulnais, ypatingai išreikštom seksualiniam formom panašiai, tik Adomo obuolys paprastai išduoda, reiškia, jos kilmę tuo atveju ir toks šiek tiek storesnis balsas, reiškia, faktiškai vyras tapęs moterimi. Bet tai pateikiama labai žaviai, kad tai labai laimingas gyvenimas, panašiai tėvai paskaitė, pažiūrėjo, galima užauginti mūsų sūnelį, galbūt mergaitę, kreipėsi į John Hopkins universiteto kliniką ir prasidėjo procesas, berniukas nebuvo 2 metų, kada jis, reiškia, buvo jam paskirtas moteriškas vardas, Brenda, ir jis buvo auginamas kaip mergaitė. Nors šitą mergaitę, kabutėse, nieko nežinojo apie savo lytį, jie atsiliko moksle, mėgo muštis ir žaisti berniukų žaidimus, vaikų buvo nemėgama dėl keisto laukinio charakterio, vadinama urviniu žmogumi, ir šlapinosi stovėdama į ką klasiokės atsakė komentaru, jei dar kartą padarysi, mes tave užmušim. Atkeista, ar ne? Mergaitės švelnios, bet va čia kažkas juose ten, reiškia, kada tualete, kažkoks giluminis aspektas, ar jos čia labai konservatyvios, ar gal tėvai konservatoriai, nežinau, kaip ten buvo, bet reiškia, tokia buvo frazė, kad nepatiko ta mergaitė. Nors ir nežinodamas dėl ko, vaikas kaip galėdamas priešinas jo vertimui mergaite, nes Johnas Money toliau norėjo formuoti moteriškus lytinius organus, šitam berniukui jo chirurgų komandos pagalba. Ir kaip jam suėjo 13, medikų komandai neliko nieko kito, kaip tik pasakyti tiesą. Tu esi vyriškos lyties. Dėl to, kad vaikas buvo per daug dideliam diskomforte, per daug priešinosi, nežinodamas dėl ko. Davidas Reimeris tokį vardą pasirinko. Vaikinas pasakoja, kad tiesos sužinojimas jam buvo susijęs su didžiuliu palengvėjimu. Pagaliau supratau, kad nebuvau išprotėjęs. Deja, tolesnis abiejų dvynių gyvenimas susiklostė tragiškai. Vienas po kito jie nusižudė, tiek jo brolis, tiek jis pats. 2005 metais Davidas Reimeris nužudė. Tačiau, Money dar ilgai po to, kai jau pradėjo aiškėti, jog pastanga įrodyti, jog norint galima užauginti bet kokios lyties žmogų, nepaisant biologinės situacijos, ėmė žlugti. Jau kai ėmė žlugti mokslinėse konferencijose, publikacijose ir žiniasklaidoje garsiai teigia apie triumfuojančiai sėkmingą eksperimento eigą. Biologinis berniukas auga kaip laiminga mergaitė. Money duomenys buvo cituojami ir medicininėje, ir feministinėje, genderistinėje literatūroje iki pat šio amžiaus 10-mečio pirmųjų metų ir buvo tarsi žibalas seksualinio išsivadavimo kabutėse iš žmonijos suskirstymo į vyrus ir moteris gaisrui. Tai buvo oficiali nuomonė, labai paplito ir kol šitas eksperimentas nebuvo demaskuotas, turėjo labai didelį poveikį lyčių studijoms ir panašiai. Kokios ideologinės šio išsivadavimo šaknis, galbūt matot, čia reikia ir apie ideologinės ir psichologinės kalbėti šaknis, apie ideologinės šaknis. Gal, ir aišku, čia gal pjūvis toks truputėlį nebus pakankamai, gal išsamų dėl laiko stokos, bet ryškiai svarbų jų aspektą prašo amerikiečių feministė Sulamita Firestone, kuri rašė, kad kaip proletariatas socialistinės revoliucijos metu iš kapitalistų rankų perėmė produkciją, taip moteris seksualinės revoliucijos metu iš vyrų rankų turi perimti reprodukciją. Toks tikslas. Akivaizdu, jog teiginys remiasi Engelso veikale Šeimos ir privatinės nuosavybės kilmė išsakyta teze, jog pirmasis darbo žmogus žmonijos istorijoje buvo moteris, o pirmasis kapitalistas ir išnaudotojas vyras.
esminė marksistinės ideologijos nuostata, jog progresą istorijoje gimdo klasių tarpusavio agresija ir kova, buvo perkelta į moterų studijas, ko pasiekoje žmonijos nelaimių priežastimi tapo vyras. Su marksizmui būdingų prievartos pamėgimu dabartinis feminizmas ir tiksliau kalbant socialinės lyties arba dženderizmo ideologija savo tikslus pasaulyje ir Europoje mėgina įgyvendinti įstatymais paremta prievarta. Šitą diktatą visi jaučiam kvėpuojant mums į nugaras. Marksistinė tradicija. Buvimas moterimi Simone de Beauvoir, Judith Butler ir kitoms ideologiams yra pavojingas dėl moters priklausomybės nuo vyro nėštumo metu. Simone de Beauvoir labai aiškiai apie tai ir kalba savo didelėje knygoje, Antroji lytis. Radikalus išsivadavimas iš vyrų ir pastojimo galimybės yra reikalingas moters teisių į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą įgyvendinimui. Simone de Beauvoir labai idealizavo vyro gyvenimą, ypatingai Žano Polo Sartro asmenyje, nes vyras yra nepririštas, nesusijęs, jis yra laisvas daryti, ką nori. Jis gali, biologiškai kalbant, apvaisinti moterį ir eiti savo laisvai, kitu apvaisinti, atsiprašau, reiškia, už tokį seksualinį, reiškia, žargoną, bet jis nepririštas. Jis yra laisvas, jis kūrė savo egzistenciją kaip nori. O moteris, ji iš tikrųjų yra santykio žmogus ir ji visą gyvenimą daug stipriau ir giliau išlieka santykyje. Gal dėl to mes jų daugiau matome koncertuose, paskaitose, bažnyčiose ir panašiai. Ne santykėje su alaus buteliu, bet su gilesnė realybė. Dėl to, kad reikia išsivaduoti iš vyro kaip eksploatatoriaus priespaudos, kaip rašo amerikiečių autorė Christine Hoff Sommers knygoje Išgelbėkime berniukus, dženderizmo nuostatos reikalauja vyrus arba berniukus resocializuoti moteriškumo linkme. Tai masinė pastanga, programa plačiai gyvendinama apie 20 metų JAV mokyklose, tai matėme ir į Lietuvos darželius besiveržusiuose programuose. Oficialiai tai vadinama kova su stereotipais. Lyg tai yra du galimi vyriškumo variantai. Bukas, agresyvus mačo tipas arba švelnus su lėlėm žaidžiantis bei rožinės kelnytės vilkintis androginiukas arba emo boy, kaip vadina naująjį vyro tipą Europoje. Tiesa, vokiečių merginos, kaip dėjavo žurnalas Spiegel, jaučiasi kiek pasimetusios, kada šiuo metu jau užaugo itin sensityvių jaunuolių, linkusių paverkti ant merginos peties karta. Kažkaip gal jos labiau norėtų ant jų peties paverkti. Gali būti ir tai tikrai galbūt liūdinanti patirtis, kad ne vienai socialinės lyties ideologijai neteko susidurti su vyrais, kurie nėra atšiaurūs ir grubus mačo tipai. Ir kad jos neįsivaizduoja, jog tikrasis vyriškumas nereikalauja vyro paversti moterišku. Beje, grubaus ir traumuojančio vyro dominavimo patirtis yra vienas iš svarbiausių moters vystymosi homoseksualumo linkme faktorių. Lietuvai verčiamoji pasirašyti Stambulo konvencijoje, nukreiptoje prieš smurtą prieš moteris, kaip žinome, ir, reiškia, tarp 11 000 žodžių yra 3, kurie apverčia visą tvarką, pasakoma, kad negalima diskriminuoti dėl lyties tapatybės. Mažai, sunku tai suprasti, skamba gerai, kodėlgi diskriminuoti, galbūt nediskriminuosim dėl to, kad žmogus vyras ar moteris. Tačiau
atidžiau paskaičius, kas yra lyties tapatybė, gender identity ir kitus ES dokumentus, ruošus šitą konvenciją, matoma, kad lyties tapatybė tai yra tokia lytis, socialinė lytis, tai yra tokia lytis, kokios tu gali laisvai nuspręsti būti. Vyras gali nuspręsti vadintis moterimis vyrų, arba lytiškai plaukiojančių, gender fluid, visalyčių, ungendered, translyčių, transgender, transseksualių, androginų, belyčių, agender ir panašiai. Australijos žmogaus teisų komisija pateikė 23 variantus. Ne šiaip savo Australijos kokie nors piliečiai, bet žmogaus teisų komisija. Tačiau čia mes matome sankirtą tarp mokslo, medicinos ir gender ideologijos, kurią labai pabrėžia gerai Haroldo Ejos, norvegų dokumentalisto filmai, 6 filmai apie gender klausimą, yra faktiškai kova tarp mokslo pasaulio ir gender ideologijos. Nes mokslo pasaulis mato, kad lytis yra svarbiausi lyties aspektai yra paveldimi, veikiami hormonų ir socialinė įtaka yra antrinis dalykas. Gender ideologija sako atvirkščiai. Tuo tarpu medicina šitos 23 variantus, ar netgi užtenka ir 2, jeigu aš paskelbsiu jums, kad aš esu moteris, ir konvencija priėmus aš turėsiu savivaldybę teisę gauti pasą moters. Vokietijoje taip vyksta, gauti moters pasą. Ir jūs man pasakysit, kad, žinai, Gintautai, nušokai nuo proto, aš jūs galėsiu apskust ir jūs bus nubausti. Taip, tai realu. Tai tokia būklė, čia kontrastas, medicina tokia būklė laiko psichinių sutrikimų, kuris vadinamas transseksualizmu. TLK 10, tarptautinė ligų klasifikacija 10, kodas F64.0. Tai tebėra psichinis sutrikimas. Kaip jį gydyti yra ginčijamasi, deja, medikai pasidavė tam tikram spaudimui, buvo išplėstos, tame tarpe tokių asmenybių, kaip John Money dėka, kuris buvo aktyvus pedofilijos šalininkas, beje, išplito lyties keitimo arba, kaip sakant, kastravimo operacijos ir panašiai. Bet po šitų 2 istorijos atskleidimo daug klinikų buvo uždaryta, daug Amerikos universitetų lyties keitimo klinikų užsidarė. Dėl to, kad, kaip rašė vienas žymus amerikiečių psichiatras, gydytojai suprato, kad psichinės ligos negalime gydyti peiliu. Na, bet mes gyvename tokioje sankirtoje. Ir tai yra toks kontrastas ir, žinoma, tada priklauso taip pat nuo to, ar psichiatrija išsigas politinio sprendimo, politinio spaudimo, ar išsigas. Lietuvos psichiatrijos asociacijos garbei turiu pasakyti, kad kada mes kovojame už vyriškumo ir moteriškumo gerbimą Lietuvos darželiuose, kada juos veržėsi programa diena, kaip Frederikas buvo Frida ir panašiai, Lietuvos psichiatrų asociacija neoficialiai, bet bent jau reiškia tokio moralinio palaikymo lygmenį, sakė taip, tai yra sutrikimas ir mes matome, kad sveikata reiškia vyriškos ir lytinės tapatybės, vyriškos ar moteriškos tapatybės teigimą ir stiprumą. Kągi, čia lieka, matot, lieka nepasakyta, galbūt aš sakysiu vėliau klausimų metu, kodėl šalia ideologinių tokių šaknų, kaip ta kova už nepriklausomybę, panašiai, kodėlgi taip, na, sakytum, agresyviai ir su priespauda, su prievarta primetama lytinio neutralumo, taip sakant, androginiškumo norma ir socialinės lyties teisimas, kad tu gali, reiškia, būti kuo nori. Čia jau prasideda tokie psichologijos dalykai, savęs priėmimo dalykai, tam tikras kentėjimas, graikiškai
patologija ir tų žmonių mes negalime taip paprastai smerkti, ar ne? Ir kiekvieną žmogų turime netoleruoti, kaip buvo gerai sakyta, bet gerbti ir mylėti ir galbūt matyti, kodėl, iš kur kyla tokia dinamika, kad būtinai reikia primest visuomeniai nedidelio skaičiaus kenčiančių žmonių bandymą pateisinti savo psichologinės gynybos būdą arba savo gyvenimo būdą, sakysim taip. Kodėl? Čia yra tame tarp ir psichologinių priežasčių, turime reikalo su kentėjimu. Nes savęs nepriimti kaip vyro arba moters yra labai sunkus dalykas. Labai sunkus dalykas, psichologiškai. Ir iš to daug kas kyla, nors tai yra tokia kaip ir srovė truputėlį po vandeniu. Bet baigiant pasakysiu, kad būtų gerai, kad Lietuvos vaikų lytinis tapatumas nebūtų drumsčiamas iš psichinio kentėjimo kylančio judėjimo ideologijos, kad jie užaugtų laimingi ir visiškai nestereotipiški vyrai ir moterys. Ačiū uždėmesi.